Praėjo savaitė, tai mūsų staigmena buvo Noko Modų šou Žalgirio arenoje, OG, Proflamer ir Furito koncerto metu. Buvome įkėlę skelbimą į Facebooką, kad ieškom modelių, ieškom žmonių, kurie norėtų dalyvauti mūsų modų šou. Tai gavom labai daug žinučių. Haroldas buvo įkėlęs, sakė, dar iki dabar netrašęs į requestus ir dar neatsakytų virš 200. Tai juos vis dar laikom kandidatais sekantiems photoshootams. Bet tikrai buvo nelengva atsirinkti. Aš tame mažai dalyvavau, tik tai jau finaliniam atrinkime. Bet tikrai darbo buvo nemažai ir turim dabar nemažą pasirinkimą ateities photoshootams. Pameluosiu 600 modelių, gal dar daugiau. Labai džiugu, kad yra susidomėjimas, kad žmonės nori dalyvauti, nori prisijungti. Jo, tai pagrindinis kriterijus mūsų buvo, kad žmogus būtų išskirtinis tiek išvaizda, tiek vidumi, kaip asmenybė. Tai tikrai visus, kuriuos atrinkom, tai visi buvo asmenybės, visi buvo įdomus, visi buvo kažkom saviti. Tai labai šiaip džiaugiuosi komandos darbu, kad atrinko tikrai nelepšius, gerai atrodančius ir šiaip iš savęs smagius žmonės. Nu tai jo, rezume, tai kad Lietuvoje turbūt niekas daugiau taip nedaro. Visą laiką džiugu daryti kažką naują, kažką pirmiem. Gaunasi, manau, neblogai. Tai ateityje dar tikrai nustebinsiu jūs. Nemažai pasiruošimo, nuo modelio atrinkimo, dainų parinkimo, drabužių dėliojimo, lyginimo, garinimo ir taip toliau. Bet viskas gavosi labai liuks. Tai kviečiu pasižiūrėti, kaip viskas atrodė iš vidaus. Labą dieną. Mamytė, koks tavo mėgstamiausias brendas? Nokas. O, Matėjaus? 0. O mano 0. Šiandien į parduotuvę atvarė Mantas Kondratavičius. Jau pasiruošimo galas, liko savaitė iki kovos. Svoris krenta, nu žodžiu. Mantas gali biškai papasakoti trumpai. Esam pasiruošę. Feeling good. Nokis good. Matėjus good. Atėjom pasipuošti gražiausiais rūbais. Tai šiandien 8 val. Dropas. 28 nauji produktai. Daug naujienų. Senienų atnaujinimų šiek tiek dar. Stay tuned, stay ready, stay sharp, stay no. Mantas išvaro antradienį. Aš išvarau antradienį. Su Donatu. Aš atvarau penktadienį. Papildymas penktadienį. Ir mūšamės šeštadienį. Labai fainai bus, kad UFC vyks Lietuvos laiku, nes vyks Anglijoje. Galite žiūrėti ne vidurį nakties. Per GO3 gal, per UFC Fight Pass tikrai. Ai, per tavo bus prelimsai, ne? Tai nerodė, bet gal rodys? Kartais lietuvius rodo, tai nežinau. Nu, būtų tikrai gėda GO3, jeigu nerodytų Manto. Bet jei ką, per UFC Fight Pass rodys. Va, su Hariu. Bendžiu antrą kovą, va. Nori Bendžiu būt garantuotas, kaip pergalė. Justeliui antrą kovą. Nu? Ai. Let's go. Let's go. 85 kilos. Taip siuvėjas užkrovė. Čia geriausias. Taip dušas atrodo. Ofisas, nebe ofisas. Ką tikrini? Bet viskas, daugiau žinok, nerinksiu. Jeigu išmesi, jeigu... Žiūriu. Wow, geras. Eik tu savo. Geras. Kai vakar vakare mūsų mažoji blogai pasijautė, tai sunkiai kvepavo, reikėjo vežti į klinikas pasitikrinti. Tai žodžiu, prabuvom iki pusė 12 ir pasirodo virusas kažkoksai. Ir reikėjo palikti 2 dienom. Tai žodžiu, atvarė Karolina mane pakeist, aš variau pas Matėjų. Karolina liko su
Saulytė klinikose, tai dabar 2 dienos turės tenai būt. Bet šiandien trumpam išeis, kaip sakom, tiesiai iš klinikų ant podiumo, pabėga iš klinikų, varom į OG Proflame Furito koncą, ten padarom modus show ir atgal į palatą. Ar dar keisi net? Ne, tai traukiau, žinai, kaip skauda ūsą ištrauks rankom. Būk greitas. Nemažai. Palmė. O, ne, neištryško. Va, tvarkingai. Kad viskas taip pat prijungta, viskas visur taip pat. Du. Parodysiu, davai praeinam, atsidaryk tą sąrašą ir po vieną žmogų seka, tipo bendrai sąrašas. Padarom repkę. Gerai, let's go! Tai aš bandau iš šio, kada noriu. Kai vėjas bus. Kablį. Bet stipriai nemuš gal jam, nes jam skaudės po to. Visas pasiruošimas vyksta. Žiaurus. Ir mergytės, ir visa kita. O šitas geras kadras. Bais. Sveiki, nu ką čia blogiukas, karočią čia su draugais atvarėm biškį padaryti tokį lengvą rilsą. Va, tai ką tu būsi užsidėjęs? Agirti velnės. Velnės. Ką tu velnės? O, vala, čia partneriukas ateina, Zarova, nu. Tipo, irgi, kur eisi? Kur tu eisi? Tai va, tu palaikykis, mes tave palaiko, ačiū už tos 200 eurų, galėjai iš tikrųjų į priekį pamokėt, blėt, būčiau kažką nusipirkę. Ir šiaip jinai einant, tu prisilaikytas kelnes, jinai gali visliūti, kad ir viso pikto nebūtų. Viskas gerai, akiniai labai nuostabiai atrodo, perfect. Wow. Nieko negali padaryti dėl to apyrankių, nes, nu, tavęs, jeigu nusimsim, bus blogai paskui. Gerai, galim tave pažiūrėti? Galiu įsidėti gal akinius parodyti, kaip su akiniais iš karto būsi? Filmuojančiai, aš žinok nežinau, ar su jais būt, nes jie biškai iš kito stailo, nu, jie kokie pusiau. Bet aš manau, kad... Tavo, jie buvo jau. Bet aš žinok, manau, geras tas Filmuot būtų kietai. Žiauriai kietai būtų. Tarsi, I don't mind su jais, bet jeigu jūs pasakysit, kad jie ne į temą, aš jau nusivalysiu. Gal ir gerai? Bet gerai, man tai žinok... Man tai gerai atrodo, Mes jiems pakeitėm batus. Vos pasikel kelnes. Vos pasikel kelnes. Gerai, čia. Deimantė. Taip. Yra vieni akiniai tokie. Ir tada kitus dabar. Ir dar gal šitą. Šito nereikia. Taip irgi gerai. Praeitą kartą dėjom, bet... Matai, matas akis tada. Bet gal gražiau ir gerai. Zaibys šiaip taip, man tai taip gerai atrodo. Gerai, šakiniais. Tas pasirodo, nuėmė tą tikėt ar ne? Gerai. Tai pradžiai siūlyčiau eiti ant peties susimetus, eini, atsistoji, vėl atsimeti, vėl nueiti. Ant ryto, atsistojam paskutinis čekas, biškai šitus reikės pasižiūrėti. Kaip atrodo, dar nenaktis, ne? Bombiškai. Gerai, šitas gerai atrodo. Kepurė dėt? Jo, aš manau kepurė dėtas. Šniriukai. Kažkaip šaudo šaudyti, čia tijušo kepurė? Gerai. Tai kai sakau, nesitrauk to ginklo, nes paskui... Rodai, ne, kaip. Aš erosi gatvuzą. Dovydai, aš siūlyčiau tau be akinių. Buvo iškingiau atrodo. O su akiniais, man? Man tai patinka su akiniais.
Jo, sveika. Jo, jie kažkaip kreivės pastebėjo. Jo, čia žinok visi, kas įdėl tokio. Tai aš siūlyčiau gal be akinių eitum, nes ta prasme jau čia, jeigu kas antras eina su akiniais, tai jau biški darom gal protarį. Robertai! Ropke! Va, Ropke. Do you wanna be on top? Gerai. Vokiam! Tik vis kapišoną. Bats, vokiam. Man tai vokiam. Top 3 outfitas. Žiūrėjau, matėjau. Dabar ar su akiniais ar be? Aš sakiau be akinių. Be. Gerai. Ir paskutinę urtę. Batai balti pats jie, ne? Taip, kaip planavom. Urtė, amazing vėliavą turi? Jo. Gerai. Scenos bus laiptai, tai tas žmogus, kuris kitas eina, jau būkit ant laiptų, vos nepasilenkę, ta prasme pasiruošę, kad eiti. Kitas žmogus, rūta stebėti, bet ir patys pastebėkit, kai jisai papozuoja tas 2 sekundės, ant to kampį, kai įeidinė į tą pozą, jau kitas tada eina. Viskam reikia greičio, labai greitai viską daryti. Rūta pareguliuos. Dabar žiūrėkit, kai jūs užlipat ant laiptais, jūs turite sekti lempas. Kas pirmi eina, matysite, sekat lempas, kai ateinat į savo poziciją, nei karto nebando čipsotis. Visi pikti, ta prasme, veidai, modeliai ir žodžiu. Papozuoja 2 sekundės. Žiūrėk, jau galėt, žiūrėk, taip. Gerai. Tada jūs papozuojat max 2 sekundės. Ta prasme, ateinat, atsistojat ten, let's go. Ir iš karto eina. Taip geriau nepazuokit. Visi praeinam, pas paskutinis žmogus, esi tu. Taip nerodo. Tu esi pas paskutinis žmogus. Kai tu užlipi urtę, tada su vėliava ateina iki pat priekio, pamojoja dar kartą, jinai išeina. Ir kai jūs matot, kad urtė išeidinėja, visi grupelė, kaip praeitą kartą buvom, išeinam ant scenos. Išėję ant scenos, nežinau, ateina Matas su Karolina, galim pradėti ploti, pradžioj galim taip ramiai sėdėti. Jo, jie taip padaro. Yra nuotrauka, Alme, kur nuotrauka? Tai aš įsivaizduoju, kad mes išeinam, ten irgi savo pasimaivom ir mes pradedam ploti visi. Daug labai laidų, neužsikrėsti. Jo, čia svarbiausia, žiūrėkit, va, kam parodyti, kas nematėt, va tokiu lanku atsistojam. Jo, čia dabar tiek žmonių. Ai, va į tą į kampą, ne? Jo, Centras yra o dabar svėt, man centras, jo. Tam kampe. Kas dar? I bend over, I do my little stretch. O, sveikas. Gero, toks valius susisvyksta. Aš norėjau paklausti. Davai. Į koridorių šiai. Davai, dabar, va. Ačiū labai. Ačiū tau labai. Ačiū. Gerai, tik nesišypsok. Visi stenkitės būti įsitiesi, nes aš pats dar turiu kartais tokią problemą, kad skupinės ir telefonų nesineškit, nes labai matosi. Dabar tas telefonų nešimas ir fotografas mūsų čia! Kuris yra, nematau. Avona. Norėjau sakyti, kad nesimatys, žinai. O Dieve, koks atėjimas, jo labai atrodo, kad čia žinai. Ai, pasikūrėm! Matėjau, mini šipsnėlė. Arba... Sveikas. Sveikas. Aš irgi ponas, bet man tas. Parodyk, kad žiūrėti. Davai. Čia tiek karatų kiek. Ready for the new color.
buvo darbas, kad visi būtumėt skirtingi ir skirtiniai, bet to pačiu ir kad sukurtumėt tą bendrą kovotojo vaizdą, kuris yra sutariamas su mūsų brendu. Tai labai džiaugiuosi, kad tai pavyko, jūs esate visi to dalimi, jūs galite vis dar tai atsiminti, kad buvote moko dalimi, vis laiką jūsų klausimais tieskom rankom, o dabar paprašysiu rūkus grįžti. Kas tau yra? Kas tau yra? Kas yra? Kas yra? Kas yra? Tik čia! Aš... Koncas yra, kas yra? Ateik, parodyk. Ką tu čia davė, Ką čia davė? Ką nori filmuoti šitą? Einam pažiūrėsiu, aš tą pažiūrėsiu. One more time. Thank you, guys. Taikai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, važiuojam. Taip padaryta, ne, tai jisai niekur neatsilenkia, nieko nesidaro. 1892, sakai? Jo. Čia tikrai, kur prie Vesternių, žinai, kur rodydavo kolčius. Žiaus. O šitas tai įdomus. Kokį nori stipresnį, šovį ar silpnesnį. Čia kvapas po to būna. Čia parakas? Čia parakas. Tai gali iš karto, kai būtų gali iš karto, tai pilt būna paprasčiau, bet aš padarysiu taip, kad, nu, matytumės kaip atrodo. Čia reikėtų šiaip dar... Čia tokie šartai? Taip, tokie šartai yra. Nežiūrėk, man. Nežiūrėk, draugu. Šitas tuščias. Dar yra reikalų užkaisti. Čia tu kaip tu galvoji? Susidžiavau. Čia yra reikalų, taip.
Sakai, seifą atrakint. Vedi tada čia šalas, šitą. Čia šalas, vedi tada jį leidži žemyn arba per aną pusę vedi šalas. Aš čia dar irgi su juo, žinok, tik pradedu žaisti, tai labai šustrai nėra kietai, čia kas suprasčiau, kaip atrodo, bet va čia paėmė tada šitą. Čia primės. Įspaudži, strambuoja. Ir čia kiekvien, nu jo, jis, matai, lieka metalas net nuo to šaro, tai matai. Strambuoja kiek eina, nu tai žinai, Rankose sproks. protingai jis nesproks, jisai be kapsulės nesproks, jūs pamatysit. Jisai, nu, yra saugus dalykas, ne? Tada atlieka čia šaratas. Tada mes jį prasukom čia, taip kad šiuo metu mes jį galėtum iššauti. Tai reiškia šitoj vietoj jisai, ne? Tada mes dedam čia tokią kapsulę. Sako, prašykit, tai pafilmuotų, kai šausi, nes čia dūmų bus gerai. Nu, kovoju peilį geriau turbūt imčiau. Ką? Kovoju peilį geriau imčiau, nes čia Ne, čia yra... Jeigu užtaisytas. Jeigu užtaisytas, tada zaibys. Na, jie turėtų būti užtaisyti, ta prasme, nu, jos užsitaisai, barabanai tie keičiasi, supranti, jos turėjo užsitaisyti, nu, jie užsitaisydavo anksčiau, to prasme, nu, ne to. Ja. Ne to Bet jeigu antrą reikia kalt. Tai barabanais pasikeičia. Ai, pasikeičia visą barabaną? Jo, yra, tie barabanai yra, supranti. Nu jo, tada normaliai. Nu va, dabar galėsi šaudyti savo taikinį ir tiesiog spausti ir viską. Susitaikyti tai gerai, nes... Palauk, gal laikyti taip? Va, taip ir laikyk, taip kažkaip, ne. Senovai nebuvo taisyklių. Ką? Nebuvo senovės taisyklių. Svarbu, kad nebūtų labai baisu. Nusitaikai. O, net nespėjau nusitaikyti. Pataikai. Ai, bet čia reikia. Gali per čia. Ne, už ten jau išraikinas. Čia. Jeigu bet pirštų galvą. Čia. Pak. Atrodo išsistojai. Let's get it, bro. Ką tu pasikėjai? Nu, važiuoju. Palauk, neturėjau neįdas. Jau tu buvau teisingas. Gerai. Vienas. Du. Skaičiuojant, 7. 4, 5, 6, 7, pasiruošę šaudyti. 18, 19, 20. Let's get ready. Paprastus juodus, bet baisiai kiekvien. Ei, čia nebuvau. Dar nusėdys. Čia yra sparniukai su kolšelėm. Karamelizuoti tie? Ką? Karamelizuoti, sūdytos karamelės? Ne, čia mamos kažkoks receptas. O tuos turi šalituvę, tu nekepu dabar, nes reikia šitus iškep. Ir dar yra šaltibarščių. Šaltibarščių noriu. Šaltibarščių? Ir yra bulvių, kurias gali irgi pasišildyti. Pats? Ne, iš tikrųjų, belie kiek tų Maikį jau išdalinom, tai šį kartą gal nedodam niekam jau. Neduodam. Kokias koinės gal kokias? Ne, juokauju. Maikė po kiekvienų videku. Tai šį kartą marškinėlius laimi. Sveikinu, maladėts. Komentuokit ir išrinksiu laimėtoją iš vieno pakomentavusiųjų, kuris laimės marškinėlius. Taip, kiekvienam video dovanoju vienus Noko marškinėlius. Ir šiaip, jeigu patinka vaizdo įrašai, tai nebijokit pasidalint, palaikinkit, pakomentuokit,
paspauskit varpą, kad gautumėt priminimą, kaip išeina naujas video. Tai iki kitų. Čia.